Taip, tai sveiki sugrįžę prie Pristantėlio antros dalies ir vėl žaidžiu su tėčiu, tai... Sveiki. Praeitą kartą praėjom iki 15 lygio, pasidarėm misijas. Toksai startas šviežas ir šiandien ką padarom? Nu, tai gal bandom, manau, kaip tas miestelis vadinas, ten dykumoje būna. Iki Ruinino? Jo, iki Ruinino, aš manau, reikia dabar, kada eiti jį reikėtų. Jisai apie 20 levelį maždaug yra. Tai dabar, kaip suprantu, turbūt reikėtų pasikelti levelį. Ir kokios dabar misijos turėtų būti, pažiūrėk. Taip, Kažkiek. sustojomės vakar ties. Lord Gordon, tą galim šaukti, čia boso misija. Galim pasidaryti vartus iki Ruinino ir į Forest of Spirits keliauti. Taip. Tai mums galim tai ir pasidaryti. Tai dabar tik tais ant greitųjų nueisim, pasidarysim sekančius sparnus, kad galima būtų į daugiau teritorijų patekti. Ir pala, skilų užsidėjo dar, žiūri, nes užsidėjęs. Jo, gerai. Va, skilai mūsų. Ir kur išradėjas čia. Va, išradėję ateinam. Tai dabar keliausim į Ruininą, taip? Taip, dabar valandų kiek turim 38, galim pasižiūrėti, kada bosas bus boso laikas. Vėl mūsų neveikia function mygtukai. Ja, aš buvau pakeitęs, kai man kartą žaidžiu. 38, galim pasimti, negalim pasimti, Ruininę. Viskas, keliaujam į Pilajus. Neturim koro. Kaip ir minėjau, yra keli skirtingi būdai keliavimo. Tai vienas yra tos korus naudoti, reiškia persikėlimas scrollai, galim taip vadinti jos. Tada vartai, warp gate'as ir sparnai turimi. Ir ką dabar padarysiu, dar yra toksai clever neuter, kuris stovi štai čia. Ir jis irgi turi perkelimo vietą, sumokėjus tam tikrą kiekį pinigų į tam tikras teritorijas, neįleidžiant dėl levelio trūkumo, o mums dabar reikia čia į Forest of Spirits ir mes nukeliaujam už 1000 pinigėlių. Jo, tai jis tokiu skraidančiu laivu. Jis turi skraidantį laivą savo tokį, tai iš tiesų uždėp labai patogu keliauti po visą žemėlapį gali. Taip. Gavo misiją 20 mutant 3, tą ir darysime. Darom. Ir ką reikia padarėm misiją, tai dabar grįžtam priduoti. Kažkur strigau. Ja, neužstringu. Čia tikrai galima užstrigti, žaidimas nėra toks naujas, kad būtų apsaugotas nuo tokių dalykų. Matot, netgi mobai, čia buvo ką tik kur strėjo kai kurie, bet... Tai jo. Taip, tai gavai kitą misiją dabar? Tai susiparduoda, nes... Jo, parduok. Tik turi dar antrą inventorių. Taip, tai kokia dabar misija? Dabar turim 8 dekojus. Tai dekojus jau tokie rimtesni yra, tai biškai galima. Nu, jie biškai damage daro ir nukaut sunkiau. Tai gerai, einam prie misijos. Ir dabar kaunam paskutinį dekojų, tai tikrai nebuvo lengva. Jie retai atsiranda ir jie turi daug gyvybių ir daug žalos daro. Taip, tai dabar... Jo, dar gavom kristalų biškį. Ir dabar yra kiek? 80 monstrų, taip? Taip, 80 monstrų nukauti. Tai jo, burkis gana kristalus ir jo. Tai gerai, tada einam tiesiog kauti monstrus ir iki. Taip, tai ką tik gavom mistikį kristalą, tai parodyk, išburkį vis tiek reikia. Tai jis gali išburti bet ką. Gali, man rodos, net Halką išburti, taip? Jo, Halkas būtų stipriausias. Jo, tai stipriausias, ką gali gauti ir ką gavom? Gobliną. Gobliną. Nu tai iš esmės niekam nereikalingas. Bet jo, na gerai.
Ir ką tik pabaigėm misiją, tai nukojom 80 mobų. Ir taip, dabar ką darys, dar negali skilų pasimti naujų. Galiu, bet pagal mane dabar bus misija keliauti į Ruinen. Tai pasim skilų ir keliauk, nes tenais reikės skilų. Nes, bus spawnai jau. Nežinau, manau, kad greičiau bus tiesiog dabar pasimti ir nukeliauti tiesiai. Bet tai jau kaip tu ten gausi tos monstrus ar mobus. Be skilų. Su tais, kuriuos turiu. Užteks. Na gerai, tada keliavom į Ruiną. Taip, tai einam. Ką dabar pasimti reikia? Dabar skilą pasimsim. Jo, iš tai einam. miesto, nes- To skilą pasimti. Nes čia pat atsirandam, patogu yra, pamiršau, kad yra Nu jo. teleportacija. Ar galim O, kaip tik Ruiną. bosą Ruinine? Tik man ros, kad bosas dar bus negreitai. Man ros jau buvo bosas. 20 minučių, man atrodo, bus. Ai, tai yra greitis dėl to. Jo, tai ką daro šitas skilas? Gal žinai? Jisai nuo daromo damage'o gydo partį visą. Mm. Bet tai vienas negali naudoti. Nesu tikras. Niekada taip. O šitas antras skilas mūsų, ką jis daro? Stamina. Duoda stamina. Tai tu jo nenaudoji? Mm. Ne, nelabai. Aš jau gal ir nelabai reikalingas. Kaip ir nuo pinigų. Turim nusipirkti buteliukams, tai... Ja, tai dabar keliausime į Ruineną, taip? Taip, keliaujame atgal į Ruineną ir galim parodyti visą kelią, ar ne, nes bus pakankamai Ja, įdomus. tai... Taip, tai dabar perėjom ką tik tiltą į Ruineno žemės ir einam pasimti misiją. Taip, dabar pasimsim misijas. Čia supetė prekeiviai prašo pagalbos monstrus nukaunant. 200 reikia nukauti ir tada gausim praėjimą į Ruineną. To, ko reikia. Ir dar pasimsim dabar questą padaryti 10 Haunted Trees. Čia prasideda nuo šito žemėlapio prasideda jau kiekvieno žemėlapio questai, kurie padeda levelį pasikelti. Na, tai iš esmės, be questų labai sunku yra ir... Iš tiesų labai sunku. Tai jo, questai čia beveik labai palengvina ir pagerina žaidimą. Taip, tai atėjom į spawną, kur atsiranda mobai ir dabar turbūt tiesiog gausime monstrus. Taip, tai ką atsirado šitas medis. Tai jo, iš taip atrodo, bet jį tikrai nėra lengva nukauti, taip? Taip, triantai yra tikrai sudėtinga. Jie turi labai daug gyvybių ir atakos daug daro. Taip, bet agurkėlis įveiks, matai, jos kyla į stiprus. Agurkėlis. Taip, ir bosas, kai matau, yra už 14 minučių. 15 beveik. Taip, tai atsiranda bosas ir jis yra pusiau nematomas.
Čia Tai, šiaip bosai atsiranda kas valandą šitose žemėlapiuose. bet, Kiek vėliau nuo turbūt 92, man atrodo. Ne, nuo 89 jau pradeda ten ilgesni intervalai. Ops. jo, čia žinok sunkiai kaus. Tai, manau, pabandysim jį nukaut. Ir jo, kažkaip. Taip, tai ką tik atėjo žmogus, bet čia irgi yra Naitas. Tai, bet jis mums gali padėti. Tai iš Viktorijos klano. Tai, Jo, bet neduoda. parašėme čiatą, kad padėtų su bosu, tai atėjo patankina ir dar įkirto vieną smūgį, kad nenukautų. Jo, ir iš vieno smūgio nuėmė beveik iš esmės visas gyvybės, galima sakyti. Tai mums liko tik keli procentai, tai čia nukasime jau lengvai. Tai jo, jis čia labai stiprus, kai matau, jis užėmė 3 vietą Blast Castle ką tik. Tai Blast Castle yra pilis kiekvieną šeštadienį, kur galima užimti, jeigu esi klane. Tai jo, virš jo yra karūna, tai galima pasakyti. Tai čia nurodus jo, 3 vieta yra, taip? Taip, jo, bronzinė karūna, 3 vieta. Jo, tai jis mums atidavė bosą ir dabar jo galima gauti įvairių dalykų. Jo, čia šiaip žiauriai gerai, kad jis mums padėjo. Taip, tai toliau einam daryti misijas.
Ir dabar turim paskutinį medį ir dar liko apie 10 monstrų. Tai turbūt, kol nukausim tą medį, jau čia padarysim abi Jo, misijas. panašu į tai. Jo, Tai gana ilgai tai- užtrukom iš tikrųjų. Šiaip jo, iš tiesų labai ilgai užtrukom. Nu tai pakankamai. Ir kaip tik atsirado dar vienas. Tai jau, kai nebereikia, tai jau daug atsiranda. Nu bet tas yra tai būna. Tai jo, nukausim Aš irgi šitą. labai ilgai užtrukom. Kodėl? Iš esmės dėl to, kad negalim stovėti vietoje ir tankinti, nes trūkstam aprangos. Mes net ne savo speco naudojam daiktus. Ir kai kuriuos tikrai dar labai prastus. Tiesiog daug neprisirenkam. Daugiau prisirenkama, jeigu kartu žaidžiama keliese, keli žaidėjai žaidžia, tada greičiau padeda viens kitam susirinkti. Jo, ką tik pabaigiam šitą misiją. Šiaip net galėjai mirti. Nu, būtum prisikėlęs arti. Ne? O tu pala, turi kažką sumokėti, jeigu miršti? Ne, iš tikrųjų originaliam prisitailę būdavo, kad prarandi XP. Dabar rašo, kad prarandi, bet jeigu persijungi iš naujo, jin būna vietoje. Tai patirties taškai neprarandami yra dėl mirimo. Ai, ne, tada. Iš esmės gali prisijungti ir iš karto level upas. Taip gali, turbūt net atsitikti. Taip, tai dabar iš čia liko. Dabar greitai parduodam šmutkės ir keliaujam į Rikarteną atsiimti užmokesčio už atliktą misiją. Jo, tai pas ką čia reikės? Pas Safetijo. Safetijo. Tai tada greitai nukeliauk. Tai Rikartena, pamatys, yra. Tai Rikartenas yra pagrindinis miestas. Jo, Rikartenas pagrindinis miestas yra. O kaip tik priduosim boso questą. Ir dar vienas level ups. Opa. Jo, gavom jau. Atsidaro misijos sekančiam žemėlapyje, kurį buvo galima patekti, bet nebuvo galima gauti questų. Tai dabar nuo 24 lygio yra Cursed Land. Jo, tai ten ir bosą dabar ką tik pasiėmėm, kaip ir sakiau. Tai čia, kaip matot, yra žmonių jau aukštų lygių, pardavinėja savo daiktus. Tai jo, gal tai prisartinai. Kaip pasirodyti, kaip atrodo Naitas mūsų. Na šiaip labai gražiai, man tai patinka. Turbūt yra pats gražiausias atrodantis iš visų. Taigi, ką mes gavom? Jo, ką mes gavom? Gavom XP potioną ir ką dar? XP potioną gavai. Čia žiūri, geras dalykas, lengviau XP kelias. Va, ir pasikalbėti su Warpgate inventorium. Jo. Išradėjų. Ir gavai sparnus? Netgi gavome, žinai ką gavom? Title gavom, pirmąjį mūsų. Taip, Temskron Novice. Ką tai reiškia? Nežinau, kodėl tiesiog davė Temskron Novice, jeigu mes esam iš Morionų genties. Nežinau. O ką reiškia, Taip yra. ką tai reiškia tas title? Naujokas, pradedantysis, galbūt šitaip sakysim. Ai. Ne, pavyzdžiui, kai aš buvau kažkada Temskronas, aš gavau Morion Novice, tai šiaip nežinau, kodėl taip yra. Bet aš manau, šioje vietoje turbūt ir užbaigsim šį video. Tai jeigu patiko, paspauskit like ir iki. Iki.